Apie greito maisto restoranus visuomenėje neretai formuojama neigiama nuomonė. Sklando mitai, kad slepiama, kas yra pusgaminių gamintojai, o jų sudėtis taip pat neskelbiama. Tačiau vienas žinomiausių pasaulyje greito maisto tinklų nusprendė įrodyti, kad tai tik nepagristos kalbos. Restoranų tinklo atstovai teigia, kad patiekalų gamyboje naudojami tik itin kokybiški produktai, o nemažą dalį jų tiekia Lietuvos ar kaimyninių šalių tiekėjai. Virtuvėse esą nerasite ir sintetinių maisto priedų bei konservantų. Galiu paminėti, kad jautiena, kurią naudojame mūsų paplotėliams, yra 100%, be jokių priedų, be konservantų. Ją kepame ant grilio ir tik tai pabarstome druską ir pipirais. Ir iš tikrųjų tai yra produktai iš Lietuvos, pavyzdžiui, daržovės, pomidorai, salotos, morkytės. Mums tiekia Salpronė, Lietuvos įmonė. Žuvis yra gaudoma Baltijos jūroje. O kad tai nebūtų tik nepagristi teiginiai, didžiuosiuose šalies miestuose, taip pat ir Šiauliuose, šį savaitgalį į McDonald's restoranus galės patekti visi norintys pamatyti, kaip gaminamas maistas, pažvelgti į sandėlius ar personalo patalpas. Bus atskleista informacija, kokie tiekėjai pristato produktus, kokia gaminių sudėtis. Lankytojai bus supažindinti ir su galiojančiais kokybės standartais bei reikalavimais.